Na, be abejo, praėjo tiek laiko, baigėsi pirmas ratas ir jie tai jau turėjo galimybę tą savo formą pakelt, tik tai tiek, aš galvoju, mums tikrai neprisideda prie paprastesnių rungtynių, kad jie pereitas rungtynės išvykoje FSU rungtynių gale pralošė, o toks klubas kaip Realas nelabai mielai pralošinėja du kartus iš eilės ir įsivaizduokit, kiek susikaupę ir koncentruoti ir agresyvūs jie atvažiuos į mūsų areną ir norės tą pralošimą vieną išvykoje pakeisti pergalę pas mus. Na, to žinom, laukiam ir ruošiamės. Aš galvoju, kad arena bus tikrai užpildyta ir mums tos reikiamos energijos ir palaikymo tikrai bus, kad mes rimtai su jais susikautume. Kaip vertinate Jono Mačiulio žaidimą šiuo metu? Na, aš galvoju, kad jis palengva irgi pripranta prie to karališko klubo, sakykime taip, randa savo rolę ir savo vietą. Tiek jis, tiek treneris jam. Ir kaip paskutinės Ispanų čempionato rungtynės rodo, žaidžia ne tik naudingai, bet ir rezultatyviai, kas šiuo atveju mūsų nelabai džiugina. Kokie yra Žalgirio pagrindiniai ginklai prieš Real komandą? Na, aš galvoju, kad ne tik prieš Realo komandą mūsų pagrindiniai ginklai yra, kad mes tikrai labai energingai, labai komandiškai ir su didžiuliu noru kaunamės rungtynes, dažniausiai beveik visas. Ir aš galvoju, kad tai bus irgi ginklas, kuris mums turėtų padėti rytojos rungtynėse.